Žinot, visų čia pristatyti ir negaliu, kadangi čia yra ir Edvardas Krikščiūnas, ir Audrius Kimbarauskas, ir čia vienmandatininkai mūsų, bet noriu pasakyti pagrindinę mintį. Mūsų didysis turtas, kurio neižvelgia daug kas, tai yra būtent visuomenės organizacijos atrama, kurių mes ieškom, jos mūsų ieško ir iš tikrųjų, siekiant bendrų tikslų, mes tikimės užpildyti 71 vienmandatinę, tikrai sąžiningais, mąstančiais, dorais žmonėmis, kurie palaiko mūsų programą, ne tik palaiko, jie ją praturtina. Ir čia porą gal žodžių tiesiog pasakysiu, bet praktiškai tai yra neįkainojami ištekliai apie žmonės negalima sakyti, tai yra lobis. Iš tikrųjų, tautos lobis, tie vienmandatinėse dalyvausiantys žmonės, kurie iš tikrųjų turi savigarbą, tautinę, pilietinę savigarbą, jie negali pasiduoti tiems destruktyviems dalykams, kurie vyksta mūsų valstybėje, tai monopolizmo įsigalėjimas, didžiųjų privačių interesų aptarnavimas, tai yra stagnacija iš tikrųjų. Na ir čia norėčiau suteikti žodį profesoriai Onai Voverienei, kuri yra viena iš mūsų įkvėpėjų. Prašom, profesorė. Labadiena, aš atstovauju Lietuvos moterų lygai. Tai yra šitos visuomeninės organizacijos esu pirmininkė. Stebėdama politinį gyvenimą, matau, kad nebeliko tarp partijų tokios, kurios aktyviai ir labai vienareikšmiškai atstovautų tautiniai idėjai. Mes labai tikėjomės, kai ateis tautininkai ir krikščionys demokratai į Tėvynės sąjungos sudėtį, kad šitas darbas suaktyvės ir kad bus galima pasitikėti kaip tik tos idėjos realizavimu per šitą partiją. Bet deja matome, kad yra visiška tyla, todėl mes remsime visuomeninę moterų organizaciją, kuri turi daug skyrių. Ir Kaune, ir Klaipėdoje, Marijampolėje, Druskininkuose ir visuose kitose rajonuose mes vienareikšmiškai remsime šitą koaliciją kaip mūsų viltį realizuoti tautinę idėją, atkurt visavertę tautinę valstybę, ginti lietuvių kalbą, puoselėti jos istoriją ir puoselėti tautinę kultūrą. Todėl mes remsime ir dalyvausime šitoj koalicijoje, stengdamiesi, kad ji laimėtų. Nes dabar globalėjančiam pasaulyje tai, ko gero, pati aktualiausia ir svarbiausia problema – išsaugot tautiškumą, patriotizmą ir apgint tautinę idėją nuo jos degradavimo. Ačiū labai. Dėkoju profesoriai Voverienei, todėl kad čia praktiškai šiandien nėra dar kitų visuomeninių organizacijų atstovų. Ir mes siekiame panaudoti tą potencialą, nes atvirai pasakius, mūsų laukia nepaprastai svarbi politinė užduotis, tai reformų vykdymas. Praktiškai dabar, kaip jau minėjau, yra didelė aklavietė. Pavyzdžiui, energetikos srity valdžia, čia galima daug ją kritikuoti, nieko nepadarė, kad sukurtų tvirtą pagrindą Ignalinos atominės elektrinės uždarimui. Elektros tiltų neturim, problema yra labai rimta, bet priešingai aktyviai aptarnavo privačią interesų grupę atominės energetikos srityje. Dabar iš Lietuvos ekonominio gyvenimo išnyksta žodis konkuruoti, nes nereikia kaltinti didžiųjų prekybos tinklų, pavyzdžiui, Maksimos, jokių būdų. Todėl, kad praktiškai ne jie sugalvojo pasmaukti vidutinį smulkų verslą, jie tik pasinaudojo jiems suteiktais, modeliuotais įstatymais ir vykdytą politiką sudarytom sąlygom. Tai praktiškai labai daug yra darbo, nacionalinė darbo užmokesčio reformų srityje, todėl, kad Lietuvoje specialistų atlyginimai yra, iš kreivų veidrodžių karalystės. Kai politikai, aukšti pareigūnai uždirba 20 000 litų,
O štai vat, doktorantas apsigynė mano, jis gaus vos 1100 litų. Žinot, kur jis dabar atsidūrė? Ogi Naujojoje Zelandijoje, todėl kad Airijoje taip pat nėra darbo vietų. Todėl iš tiesų darbo labai daug, bet kartu mums rūpi dar vienas labai svarbus dalykas, tai būtent galima vadinti politinę kultūrą arba politinę moralę. Šįryt mes išplatinom tokį, kreipimąsi ir į politikus, ir į žiniasklaidą, nes mums tikrai kelia didelį nerimą, kad šių metų Seimo rinkimuose dalyvaus tiesiog nemaža grupė teistų arba ikiteisminiuose tyrimuose dalyvaujančių politikų. Nei vienoje ES valstybėje, nei vienoje demokratinėje pasaulio valstybėje tai yra neįmanomas dalykas, todėl kad politinė atsakomybė įpareigoja sustabdyti savo įgaliojimus. O Lietuvoje yra, tarp politinio surrealizmo, anomalijų, reiškia Uspaskichas, kaip žinom, šoka stepą, o jo teismas numatytas tik spalio 13 dieną, po Seimo rinkimų. Tai yra gėda, teisiniai sistemai milžiniška gėdos dėmė. Kaip žinom, Artūras Zuokas, teistas už politinį papirkinėjimą, jis dabar, nebijau pasakyti, bet vis tik vagiliauja asmens duomenis, nes tai yra iš tikrųjų etinis pažeidimas skambinti, įsiveržti privačią piliečio erdvę ir aiškinti savo vis tik tai melagingas tiesas. Šitie žmonės turėtų sustabdyti savo politinius įgaliojimus kaip partijų vadovai ir laikytis politinės demokratinės kultūros. Tai vat mūsų pirmasis turbūt pareiškimas būtų susijęs su tuo, kad mes raginame ir žiniasklaidą, ir raginame rinkėjus boikotuoti teisiamus arba ikiteisminiuose tyrimuose dalyvaujančius politikus ir be abejo jau politinės jėgas. Tai būtų tiesiog tokie pirmieji mūsų žingsniai. O dabar tiesiog mes pasirašysime trišalę sutartį. Taip pat išplatinsime, čia profesorė parengė